Visos priklausomybės kaip alkoholis, narkotinės medžiagos ir žaidimai visokie. Ir net pasakyčiau, kad net būtent skrolinimai tai yra priklausomybės. Tai čia yra tiesiog legalus būdas nužudyti save, bet ne tai, kad sąmoningai, bet mažais žingsniais, nesąmoningai, be atsakomybės, kad aš save žudau, bet yra būtent mažais žingsniais savižudybės. Ir kodėl taip yra, ir kuo toliau, kuo žmogus vyresnis ir atitolsta nuo savęs, nepažįsta savęs, laiminga, gyvena ne savo gyvenimą, bando užpildyti būtent tą vidinę tuštumą, tai jisai grėbėsi vis labiau ir labiau tokių dalykų. Tai kuo vyresnis, tuo daugiau geria. Jau jauni žmonės, pasižiūrėkit, kiek yra jau dabar mažiau alkoholį vartoja, bet daugiau visokių psichotropinių medžiagų, kiek yra tarp jaunimo apsinuodijimų būtent tokiais dalykais. Ir kodėl? Nes yra skausmas, nuo kurio legaliai leidžia būtent valstybė, pasaulis leidžia pabėgti. Nes aš išgeriu, šnekėsiu daugiausia apie alkoholį arba apie būtent televizorių žiūrėjimų laidų visokių ir telefono skrolinimus tos žiūrėjimus. Nes tai yra dvi tokios standartinės turbūt, su kuriais dažniausiai yra susidurima. Tai ką aš darau? Man yra skaudu, aš nenoriu priimti atsakomybės, aš išgeriu ir tada mano raumenys atsipalaiduoja, mano protas atsipalaiduoja, toks lengvas apsvaigimas ir aš galiu džiaugtis ir nėra to tokio susikoncentravimo, tiesiog išsiblaškimas. Ir aš atsipalaiduoju, aš laimingas. Bet gyvenimas nuo to nesikeičia, gyvenimas nepasidaro nuo to geresnis, nes aš laimingas esu tada būtent tą valandą, porą valandų vakaras, iš ryto atsikeliu nieko gero. Nes problemos lieka tos pačios, gyvenimas liko tas pat, žmona rėkianti liko ta pati, vaikai nepaklusnus, kurie nenori mokytis, lieka tie patys. Man į darbą reikia eiti ir dar tik tai mano sveikata yra blogesnė. Lygiai taipogi, aš nenoriu gilintis į save, aš nenoriu matyti žmonos, aš nenoriu jos pažinti, aš nenoriu pažinti savo vaikų ir aš grįžtu iš darbo namo ir prie televizorių, prie telefono sėdžiu. Aš atjungiu tiesiog va taip, atjungiu savo protą. Ir ten dažniausiai geri vaizdeliai, adrenalinas, kažkur kažkokie keliai, ten iš tikrųjų masė tiesiog nereikalingų daiktų, kurie tiesiog žlugdo žmogų, žlugdo mūsų protą. Protas mūsų nesuvokia, kur realybė, kur nerealybė. Ir tą, ką jūs žiūrit, tai protas priima, kad tai yra normalu. Ir iš tikrųjų, niekad gyvenime žmogus negaudavo tiek informacijos, kiek dabar. Dabar yra pastovus informacijos srautas. Nuo to, būtent nuo telefoninio, nuo to internetinio, televizorių visokių informacinio srauto, mūsų protas pervargsta, o žmogus nesuvokia. Aš visą dieną nieko nedarau, tiesiog sėdžiu, guliu, valgau, guliu ir žiūriu laidas arba telefoną ir aš pavargęs, tiek pavargęs. Taip, nes jūsų protas jisai sunaudoja kalorijas, nes visą reikia perdirbti. Kiekvieną reklamą, kiekvieną tiktoko vaizdelį trumpą, protas turi perdirbti. Ir įdeda. Tai įsivaizduoju dabar, jūs turit, kaip pavyzdžiui, nežinau, 10 kvadratų kambarį ir anksčiau dėjo po vieną plytą kiekvieną dieną, taip, ten kažkokią. O dabar jūs po 10-20 plytų kiekvieną dieną kraunat ir jūs net nespėjat gražiai pakrauti, nes jums eina srautų didelių. Ir koks chaosas galvoj. Neišsimiegat, nes naktį būtent protas perdirba visą informaciją, ką jūs gavot per dieną. Neišsimiegat. Ir tada vėl atjungiat, jums atrodo, kad jūs atjungiat protą, bet jūs atjungiat jį nuo išorinio pasaulio, nuo tikro savo gyvenimo ir prijungiat prie informacinio srauto. Tai jūs būtent, žinot, srautas, jūs varot su to srautu viską.
Kas gerai, kas negerai, jūs varot į savo smegenis. Tada pervargę. Kodėl būtent šių laikų žmonės yra išsekę, suirzę, pikti, nenori bendrauti, vėl užsidaro skrolina. Tada ten kažkas skauda, ten jau knibžda, jau beldžiasi, jau lygos prasideda. Kodėl? Nes visos lygos eina nuo mūsų proto, nuo visų mūsų neišgyventų momentų, neišgyventų emocijų ir tada prasideda lygos. Niekas nesigilina, aš tabletę išgersiu, viskas, apsiraminau ir toliau, bet niekas nedingsta nuo to. Tai kaip atsikratyti būtent visom priklausomybėm. Nesvarbu kokios. Tai pirmas dalykas - pripažint, kad aš esu priklausomas. Aš priklausomas nuo alkoholio, aš priklausomas nuo rūkymo, aš priklausomas nuo socialinių tinklų, aš priklausomas nuo kompiuterinių žaidimų, aš priklausomas nuo psichotropinių medžiagų, priklausomas nuo adrenalino, priklausomas nuo maisto, nes maistas, būtent valgymas, toksai šiais laikais irgi yra didelė priklausomybė. Ir aš esu priklausomas tikrai suvokti, kad aš nuo to priklausau. Tai jau yra pusė darbo ir pasakyti, taip, aš esu priklausomas. Taip, kažkas su manim negerai, kad aš tą darau. Nors pasakyti, kad kažkas, aš suprantu, kad su manim negerai, kad aš tą darau. Ir už to, kad kažkas negerai, slypi, kas negerai. O kodėl jūs bėgat? O kodėl jūs bijot į tą pasižiūrėti? Kodėl jūs bijot atsigręžti save? Kodėl jūs save žudot? Ir žinot ką? Kai man pasako, man jau 30, man jau 40, man jau 60, jau per vėlu kažką keist, ne per vėlu. Kol jūs esat gyvas, nors ir 80 metų, ne per vėlu, nes jūs galit net paskutinius savo metus, o jūs net ir nežinot, kiek jums duota gyventi. Galbūt jūs dar gyvensit 40 metų, 50 metų, 80 metų. Net jeigu jums 80, galbūt jūs dar 40 metų gyvensit. Jūsgi to nežinot. Ir priklausys būtent likusio jūsų gyvenimo kokybė. Ir kai man sako, man jau 30-40, jau viskas prarasta, ar jūs nemeluojat patys savo, sakydami tą? Nes jeigu jums 30-40, paima vidurkį 35 metų, tai 20 iš tų 35, 20 metų aš buvau priklausomas nuo tėvų, buvo darželis, mokyklos, studijos kažkokios, tai 20 metų aš negalėjau gyventi savo gyvenimo, nes aš mokiausi ir buvau priklausomas. Ir iš jų tik 15, taip, iki 35, aš kažką mokiausi gyventi savo gyvenimą. Ir dabar, būtent vidurkis 35, aš jau turiu kažkokios gyvenimiškos patirties, būtent kaip suaugusio. Ir iš to, tai aš tik 15 metų iš savo 35 turėjau kaip ir pats atsakomybę kažką kurt. Aš mokiausi, aš gavau patirties, aš pabandžiau, kas tinka, kas netinka, kas man patinka, kas nepatinka. Ir dabar aš galiu dar, kaip minimum 20 metų, planuojam, kad gyvensit 55-60 metų, taip, nors tikrai dauguma gyvena. Tai dar jūs turite 20 metų, kur jūs galite sąmoningai rinktis, kaip jūs gyvensit. Čia jūs turite tik 15 metų. Tai dar daugiau nei pusę gyvenimo jūs to suaugusio, kur jūs galite pats reguliuoti ir spręsti, kaip jūs gyvensit. Va čia dar pusę jūs galite pats spręsti, kaip jūs gyvensit. Bet tam, kad spręsti, reikia pažinti save. O kas man patinka, o kas man nepatinka, nes mes dažnai gyvenam, priimam, pavyzdžiui, kad man patinka, nepatinka iš savo tėvų. Aš taip norėjau tėvo meilės ir dėmesio, kad aš mėgau alyvuogės. Nes mano tėvas, aš prisimenu, kai aš mačiau, kad tėvas kaip valgo, kaip jam buvo skanu. Ir nesvarbu, kad aš jų nemėgstu. Bet kaip vaikas aš priimu, aš irgi noriu būti kaip tėtis. Aš noriu mėgti tas alyvuogės. Nes aš noriu būti pripažinta tėčio. Noriu jo meilės. Aš lygiai taipogi priėmiau mamos, pavyzdžiui, vaidmenį namus tvarkyti. Nes
mano mama, aš noriu būti kaip jinai, nes to priklausomybės būti būtent savo genties, savo to būrelio, artimiausio būrelio genties šeimos, būt toj priklausomybei, tai yra labai svarbu, tai yra išgyvenimo instinktas. Ir aš priėmiau, o galbūt man visiškai nepatinka. Galbūt aš visiškai, man gali būti betvarkė, bet man kažkur kitur yra labai svarbu. Bet iš tikrųjų dažnai mes gyvenam būtent tais vaikiškais priimtais sprendimais, kurie tiesiog ne visada padeda suaugusiam gyvenime, bet mes tiesiog jau priėmėm ir mes gyvenam tais. Būtent automatu mes gyvenam. Ir kai aš pradėjau būtent nuo tų priklausomybių, tai pirma, pripažint ir tada pasižiūrėti į savo gyvenimą realiom akim, kokį gyvenimą būtent šiandien aš turiu, savo tašką A. Ir tada, kokio aš norėčiau taško B. Dažnai būna žmogus nežino, kokio nori taško B, nes jisai nepažįsta savęs. Aš lygiai taipogi praėjau šitą kelią. Nuo 32 metų, labiau jau nuo 3-5, aš sustoju, aš nežinau, ką aš mėgstu. Aš galvoju, kad aš visada mėgstu keptą vištą, o pasirodo ne. Taip jinai gali būti, bet jinai nėra man wow. O man tiesiog jinai asocijavosi, nes jinai buvo pas mus šeimoje būtent šventinis patiekalas. Ir man asocijavosi su to wow, visi kartu, džiaugsmas, laimė, bendrystė. O man tiesiog šita višta asocijavosi su ta bendrystė, su šeima, su buvimu kartu. Ir įsivaizduojat, tai. Ir pasižiūrėt, o ką iš tikrųjų aš mėgstu, o ką man patinka valgyti, ką man patinka gerti. Ir pažint save. Ir tada tas priklausomybės keisti. O tai gerai, būtent gerdama, rūkydama, žiūrėdama TV. O ką aš noriu? Nuo ko aš noriu pabėgti? Bet sąžiningai savo pripažinti. Nuo ko? Nuo savęs, nes aš esu toks nelaimingas, aš noriu verkti, aš nusivylęs savim, aš tiesiog niekam tikęs. Čia yra tas tiesiog pliumt ir subliukšt. Aš esu niekam tikęs. Bet tarp to niekam tikęs yra daug gerų savybių. Ir tada pradedat subliuškot, nežinau, kaip kaladėlės, išbyrėjo taip, ir tada viena po kitos, ir jūs kūrėt save. Ir tam ir yra vidutinio amžiaus krizė, būtent, kad jūs subliuškot, pripažint, kad iš tikrųjų tiesiog pakeisti savo vertybės, savo prioritetus, kad jūs sustojat, nes gyvenot iš inercijos ir surinkti save. Bet surinkti jau taip, kaip jūs norit. Kad Dieve tiesiog, nežinau, ar po mirties, ar prieš mirtį atsistota, ne, wow, dabar aš jau galiu išeiti, nes aš patenkinta savo gyvenimu. Aš gyvenau 10 metų, 5 metai, 20 metų, 50 metų. Aš gyvenau ir kūriau tą, ką aš noriu. Tiesiog yra tiek įdomių dalykų šitam gyvenime, šitam pasaulyje. Aš kūriau. Ir būtent kūriau nuo žodžio kūrėjas, nes Dievas yra kūrėjas, jisai sukūrė mus, tam, kad mes kurtume. O dabar ką mes darom? Mes naudojamės jau sukurtais kažkokiais daiktais, viskom. Vaisiai, drabužiai, maistas, mes nebekuriam. O mes esam kūrėjo dalelės. Ir aš sukūriau savo gyvenimą. Aš sukūriau namus, aš sukūriau būtą, aš sukūriau šeimą, aš sukūriau save. Aš sukūriau paveikslą, knygą, kažkokį, nežinau, net baldą, taip, iš medžio. Kažkokį paprastą origami net, bet aš sukūriau. Ir būtent nuo pačio proceso, kad aš tą kuriu ir nuo to rezultato. Ir ten 100% pasitenkinimas, ir ten 100% pasitenkinimas. Ir būtent priklausomybės tai yra bėgimas nuo savęs, nes aš pavargau, nes aš nemoku, nes aš neturiu kas man padėtų, neturiu kas man palaikytų, neturiu su ko aš galiu pasišnekėti. Nes iš tikrųjų tikrai didelė bėda, žmonės nebemoka bendrauti. Iš tikrųjų nemoka bendrauti. Jie arba daug šneka, arba daug tyli. Ir vėlgi kraštutinumai, nėra vidurkio.
Ir tada aš bėgu, nes aš neturiu su kom pašnekėti, aš neturiu kam išsiverkti, aš neturiu, kas mane priimtų, kas mane suprastų. Ir man gėda, būtent va ta gėda, kad aš esu toks, kad aš tapau toks, irgi sulaiko. Ir ta gėda, tai man geriau užpilt tą gėdą, įjungti kažkokį video arba filmuką ar ten TikToką tam, kad nejaučiu tos gėdos, nes aš atjungiu savo protą. Tiesiog ištraukiu iš gyvenimo rizetės savo protą. Ir taip mažais žingsniais tiesiog atrasti save, prioritetus ir būtent meilę gyvenimui. Tada jums nereikės. Aš irgi būnu kartais pervargusi. Ir tada, o Dieve, iš įpročio taip net pasakau, dabar tai turbūt prisigerčiau. Bet aš negeriu, aš nevartoju alkoholį. Ir, o kodėl? Nes tu pavargai. Ok, pasidėk, pasižiūrėk į gamtą, eik į mišką pasivaikščiok. Jeigu aš fiziškai pervargau, tiesiog pasėdžiu, pasižiūriu į dangų, į paukščiukus, į upę tekančią. Ir aš pailsiu. Ir man nereikia vartoti alkoholio tam, kad aš pailsėčiau. Aš pailsinau savo protą, aš pailsinau savo kūną. Atrasti būtent, kaip aš pailsinu, bet pailsinu taip, kad aš pasikraučiau. Nes alkoholis nepakrauna. Jisai iškrauna ir jūsų protą iškrauna, ir jūsų kūną iškrauna. Nes dažniausiai yra pagirios ir iš tikrųjų tai nėra pasikrovimas. Tada iš pagirių jums reikia vėl iš kažkur gauti resurso tam, kad vėl turėti jėgų. Tai tiesiog atraskit. Pirma, pripažint. Antra, nuo ko bėgu. Trečia, tiesiog subirėt ir surinkti save. Ir ketvirta, surinkt save taip, kaip aš noriu. Pažint save. Tikrai kiekvienas iš jūsų yra vertingas. Kiek aš irgi turėjau konsultaciją su priklausomais, jūs neįsivaizduojat, kokie jie nuostabų žmonės. Ir jautrus, ir šilti, ir rūpestingi, ir darbštus, ir kažkur tokių unikalių gebėjimų turi, bet jie to net nemato. Nes visi juos mato kaip, pavyzdžiui, alkoholikais, žaidėjais. Nes nieks nemato, nes jie tą parodo. O jie neparodo, o va ten va, aš moku tą, o ten aš moku tą, o čia aš galiu tave, ten nežinau, pavežioti, dar kažką pašnekėti, aš galiu su vaikais pažaisti. Nes tie būtent priklausomybės užima labai daug vietos ir kaip etiketė priklijuoja. O už tos etiketės yra tikras žmogus. Ir ten iš tikrųjų taip nėra tobulų. Kiekvienas turi savo kažkokių neigiamų savybių. Bet susikoncentruokim tarp teigiamų. Kaip aš sakau, yra saulė, yra lietus. Kažkam saulė yra neigiamas dalykas, kažkam lietus yra neigiamas dalykas. Neįtiksi kaip ir žmogus. Jisai nėra tobulas, bet jisai yra idealus. Ir iš tikrųjų kiekvienas, kokių priklausomybių beturėtum, už to stovi, slypi, slepiasi, mažas nuskriaustas žmogutis kažkoks, bet kuris yra tiesiog tobulas, idealus. Tai tiesiog linkiu, kad pamatyt pirmą, už viso šito, pamatyt va tavo save. Ir paduot jam ranką. Ir ieškot, nebijot pripažint, nebijot verkti, nebijot šnekėt. Tiesiog prašyt pagalbos. Nes kol jūs esat gyvas, nesvarbu, kokioj būklėj, kokiom sąlygom dabar jūs gyvenat, jūs turėt galimybių, daug galimybių. Nes Dievas jums dar leidžia būti gyvam kažkodėl. Reiškia, jūs esat vertas. Nes ten yra siela, ten yra kūrėjas. Tai pabandykite atrast būtent tą savo kūrėjo dalelę ir kurt savo gyvenimą.